Sveiki gyvi mano kanalo sekėjai. Šiandien mes apžvelgsim šaudymo festivalių seriją. Investicinės šveicariškas monetas 50 frankų nominalo. Visos jos sveria vienodai 25 gramus ir pagamintos iš 900 pravo sidabro ir visų diametras yra 37 mm. Taigi pirmoji moneta yra 50 frankų nominalo. Ir šaudymo festivalis Zurich Oberhassel. Proof 68 Ultra Cameo NGC sertifikatas. Matome, pagaminta pagal Proof technologiją. Ir averse mes matome legendinį Šveicarijos herojų William Tell. Tai senesnės kartos atstovai, aš manau, iš pasakų dar atsimena apie tokį šaunolį, kuris šaudė į obuolį savo sūnui ant galvos padėjęs. Tai vat, mes jį matome šitą herojų. Šalia stovi sūnus, vis dar gyvas tuo metu. Čia sarkazmas toks. Na, reverse helvetika sėdinti. Čia yra klasika Šveicarijos frankų. Buvo koks veidrodinis efektas gaunasi. Na, čia tikriausiai dėl apšvietimo. Taigi, kuom ypatinga šita moneta? Jinai tikrai nepigi. Proof tiražas yra tik tai 300 vienetų, buvo tik tai 300 vienetų, paprastų antsinių yra apie 6000, na, plus minus. Na ir NGC kompanijoje yra tik tai viena moneta su šiuo sertifikatu, Proof 68, ir kažkas turi top popą, tai reiškia vienu greidu aukščiau moneta. Tai tik dvi monetos yra užgreidintos NGC kompanija. Toliau mūsų apžvalgoje Šveicarijos šaudymo festivalis 50 frankų Appenzell. Atsiprašau, jeigu neteisingai tariu, vokiečių kalba nėra mano gimtoji. Taigi Proof 69 Ultra Cameo. Toliau aš neminėsiu šito priešdėlio Ultra Cameo, jos visus tokiam pačiam greidė yra. Na ir pagaminta 1986 metais. Nieko jinai nėra ypatinga, tiesiog graži investicinė moneta. Ir jų tiražas buvo 3700 vienetų. Toliau prieš mūsų akis šaudymo festivalis Glarus, Proof 70 Ultra Cameo. Čia aišku top pop NGC, nes aukščiausias greidas. Tai nieko, kaip ir sakant, nieko tokio išskirtinio investiciniam šiuolaikiniam monetom, bet vis tiek geras greidas. Ir aversas reversas 1987 metai. Tiražas jų 3200 vienetų. Toliau važiuojam toliau. Štaip, Argau Briuk 1988 metai. Proof 68. Va, kokio grožio tos sidabrinės šveicariškos investicinės monetos. Atsiprašau, telefonas biškai grybauja su zoomu. Ateityje teks įsigyti profesionalią kamerą. Aš manau, kad tokių kliurkų nebebus. Na ir jų tiražas yra 2000 vienetų. Važiuojam toliau. Tai Šveicarijos šaudymo festivalis 50 frankų St. Gallen. Proof 69. Šveicariškas meškiukas. Irgi klasika jau. Arbaletai, skydai. Labai populiari tema Europoje, daug kas jas renka. Yra tikrai nepigių variantų. Na, šita viena iš gražesnių man. 1996 Liucerne. Ir Sempach. Ką reiškia Sempach? Tai prie kaimo gal tuo metu Sempach 1386 metais įvyko labai rimtas mūšis
tarp Šveicarijos konfederacijos kariuomenės ir Austrijos kariuomenės. Austrijos kariuomenė atvedė Leopoldas III. Na ir jie biškį bandė ten įvesti tvarką Šveicarijos žemėse ir biškį ją nukariauti. Tai jiems šveicarai taip davė į kaulus, kad ir pats Leopoldas III ten galą gavo ir daugelis jo didikų ir riterių. Na ir tai buvo toks, sakyčiau, lemiamas mūšis dėl Šveicarijos nepriklausomybės ir išlikimo gal netgi. 1997 metai, Prūfčiam 9, šaudymo festivalis Schaffhausen, 50 frankų. Nepaminėjau aš tiražo prieš tai buvusios monetos, tai 1500 vienetų. Kaip ir minėjau, tiražai nėra dideli, kai kurių iš vis labai maži. Schaffhausen pas mus 97 metai. Taip, tiražas 1500 vienetų. Toliau pas mus Švic, šaudymo festivalis Švic, Proof 69. Gražios didelės sidabrinės monetos, daugeliui traukia akį. Ir ne tik investuotojams, bet ir kolekcininkam. 1999 metai, Proof 69, Valis Zion. Visur yra šaudymo festivalių tema. Šautuvai, alebardos, kardai, kažkokios mūšių scenos. Tai viskas, kas arti širdies patiems šveicarams. Karinga tauta iš tikrųjų, nors šiuo metu jie stengiasi niekur nesivelti. 2000 metai, Šveicarijos 50 frankų, BR, Proof 69. Tas nuostabus toksai 3D efektas gaunasi. Bet čia tikriausiai mano lempa suteikia tokį 3D efektą. Super atrodo. Kaip ir minėjau, šitų tiražai nuo 1500 iki 3000. Išskirtinis atvejais, kaip ir ta pirmoji, tai 300. Ciurich šaudymo festivalis 2002 metai. Nepigi moneta, tikrai nepigi moneta. Be galo gražiai, aukščiausias greidas, Proof 70 Ultra Cameo, Helvetica su liūtu, atsiprašau už fokusą. Jų pakankamai daug yra užgreidinta NGC. Taip, 2005 metai, Proof 68 Cameo, Šveicarijos šaudymo festivalis Graubünden. Ar Graubunden, atsiprašau, gal neteisingai pasakiau. Veidrotinis paviršius, Proof Ultra Cameo, labai gražiai atrodo. Pabiškai pabaigai jau. Ir vėl William Tell, atsiklaupęs, turbūt sūnui nurodinėja, kokio atstumo atsistot ir dėsto į obuolį. Lucernai šaudymo festivalis, 2027 metai. Kažkas tai jau mano čia fokusai darosi. Ir prieš paskutinę monetą. Ir čia norėčiau ilgiau biškį sustoti ties šitą monetą. Taip, Šveicarijos šaudymo festivalis Graubünden, 2012 metai. Jos yra dviejų tipų. Ir vieno tipo yra labai retos, nes yra tik tai 100 tiražas jų. O būtent šitos tiražas yra 1400 vienetų. Ir kuom jos skiriasi? Gal matom mes čia žodelį trio. Ir tas žodelis trio atsispindi ties 12 valandą virš 50 frankų. Matome parašyta trio. O retesnė versija vietoj trio rašosi tyro. Itališkai reiškia šaudyti. Šaudimas, tyras, tyro.
Tai vat, jeigu jūs pamatysite žodelį tyro ant monetos vietoj 3, tai žinokit, kad tai yra labai reta šitos monetos versija. Ir kodėl aš norėčiau ilgiau apsistoti šią monetą. Pegasus aukcione pamačiau aš ant sertifikato tokią pačią monetą 68, Proof 68 Cameo greidė. Ir ten buvo parašyta tyro. Ir labai tokį viliojantį kainą jos buvo. Taigi aš jau beperkąs ją buvau, galvoju, gal apsišovė aukciono namai, bet galvoju, reikia patikrinti. Paskambinau savo bičiuliui, kuris beje šitas monetas ir yra užgreidinęs NGC kompanijai. Sako, apversk aversiją ir paskaityk, kas užrašyta. Aš ten foto pasižiūriu, o ten parašyta trio. O ant slabo NGC parašė tyro. Tai reiškia, NGC ekspertai padarė eilinę žmogišką klaidą. Ir toks kalambūras gaunasi. Tai nenupirkau aš tos monetos, nes ten yra trio, o ne tyro. Na ir paskutinė mūsų apžvalgos moneta. Šveicariškas šaudymo festivalis Lucerna 2020 metai. Proof 69, Ultra Cameo. Na ir jų tiražas buvo tik tai 1000 vienetų. Vėl tas nuostabus 3D efektas. Net nesitikėjau, kad toks matysis. Nuostabios monetos, labai gražios. Iš karto užbėgsiu įvykiams už akių. Jos visos jau turi naują savininką, jos visos yra nupirktos. Ačiū uždėmesį. Sekite mano kitus video, dėkite patiktukus, drąsiai rašykite komentarus. Ir jeigu jūs norite įsigyti nuostabių monetų į savo kolekciją, tai galite drąsiai su manim susisiekti ir išreikšti savo pageidavimą, ką jūs norėtumėte įsigyti. Ir mes su savo komanda jums padėsim tą svajonę įgyvendinti. Taigi visiems malonios darbo dienos ir iki kitų susitikimų.